Viena iš populiaresnių vasaros švenčių yra Joninės, tad Jonai, Janinos, su jūsų diena. Ta proga pasigaminkim štai tokį užkanduką. Jau manau visi supratot, kad šiam patiekalui mums reikės dešrelių. O jei šaldytą tešlą prieš kepant iš vakaro į šaldiklę įdėsite į šaldytuvą, jums štai taip gražiai iškils. Ir nereiks laukti, kol jinai atsilaidins, o galėsite išėmę iš šaldytuvo iškart pradėti su ją dirbti. Tešlai prieskonių pagalba duokime šiek tiek aštrumo. O vėliau štai taip susukę tešlos juostelės dėkime kepti kartu su dešrelėmis. Dešrelės plonos, priklausomai nuo kepsninės kaitros, keps apie 10-15 minučių. Ir nepamirštate, šią dieną Jonai, Janinos ilsisi, visi kiti gamina. O jau kai lėkštėje dešrelės sudėtos, belieka paskutinis akcentukas. Keptos dešrelės jau ir vienos skanios, bet su šiomis juostelėmis duetas pasakiškas. O jei patiko šis mano receptas, būtinai paspausk po jo patinka ir būtinai pasek Riebų katiną, jei dar to nesi padaręs, nes pas mane nauji receptai kas savaitę.